turime tokią situaciją, kad vartų automatika NICE jau neturi atminties ir negalima pririšti naujų pultelių. Tai kągi reikia daryti? Tokiam atveju turim išorinį imtuvą, kuris prijungiamas prie automatikos ir galima valdyti per šitą išorinį imtuvą bent kokią automatiką arba suderinti su bent kokia automatika ir netgi valdyti ne tik su NICE, tarkim, kaip pas mus, bet ir su kitais kintamų kodų pulteliais. Tai dabar kaipgi pririšti? Kiekviena automatika turi du išėjimus, va čia tie du išėjimai. Jeigu tos išėjimus sujungti, tai reiškia automatika pradės veikti. Tai dabar parodysim. Šitą automatiką veikia nuo pultelio NICE. Tyliai taip veikia, gerai veikia. Čia rodo, kad čia NICE LRS kodas. Ir dabar staigiai pasibaigė atmintis. Tai tada prijungiam tokią išorinį imtuvėlį, atsirado 819 atminties vietų, pririšom tą pultelį ir dabar parodysim. Per tą pultelį valdom NICE automatiką. Buvo du pipsėjimai, vartai puikiai užsidarė. Dar kartelį, vartai puikiai atsidarė. Kaip ir minėjau, galima valdyti šitą automatiką ir su pagalba kitų pultelių. Tarkim, čia BFT. Dabar žiūrim, BFT pririštas veikia, o antras kanalas atsidaro ir uždaro automatiką. Dabar tas pats iš kitos sistemos bininką kintamo kodo, vėlgi žiūrim, pultelis veikia, o į antrą kanalą jis atidaro arba uždaro automatiką. O tokie puikus vartų imtuvėliai.